Juozapas buvo 17-metis jaunuolis, o jo broliai suaugę vyrai. Jie buvo piemenys ir ganė savo tėvo Jokūbo avių bandas. Juozapas buvo mylimiausias tėvo sūnus. Norėdamas parodyti savo meilę, Jokūbas padovanojo jam puošnų apdarą, koks paprastai būdavo duodamas vyriausiajam sūnui. Juozapo broliai buvo pavydūs, o jų neapykanta tokia didelė, kad jie neįstengė Juozapui pasakyti nė vieno gero žodžio. Pavydėti ir nekęsti yra nuodėmė Dievo akyse. Viešpats Jėzus pasakė, jog ko nors nekęsti, tai tas pats, kas ir užmušti. Santykiai dar labiau pablogėjo, kai Juozapas broliams papasakojo, ką sapnavęs. Tomis dienomis Dievas per sapnus kartais pasakydavo, kas turės atsitikti ateityje. Mes rišame lauke pėdus, pasakojo Juozapas. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai jam nusilenkė. Broliai pažaliavo iš pykčio. Jie ėmė jo dar labiau nekęsti ir atsakė, bene ketini mus valdyti? Antras Juozapo sapnas buvo panašus į pirmąjį, ir jį jis taip pat papasakojo tėvui ir broliams. Sapnavau, jog saulė, mėnuo ir žvaigždės man lenkėsi. Brolių širdys persipildė pavydo. Jie turėjo suprasti, kad tai buvo pranašiški sapnai, bet nenorėjo to priimti, nes negalėjo sutikti, kad Dievas turi ypatingą planą Juozapui. Jokūbas nežinojo, ką daryti. Jis pabarė Juozapą, tačiau tuo pat metu pats stebėjosi, ką gali reikšti tokie sapnai. Ieškodami avims ganyklų, Juozapo broliai dažnai bandas nuvarydavo toli nuo namų. Dabar jie buvo prie Sichemo, maždaug per 70 kilometrų nuo savo namų. Jokūbas pasiuntė Juozapą pažiūrėti, kaip sekasi broliams. Nueik ir sužinok, tarė jis, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaimeniai, ir grįžęs man papasakosi. Kai Juozapas atėjo į Sichemą, brolių niekur nesimatė, ir jis leidosi jų ieškoti. Vienas žmogus sustojęs Juozapo paklausė, ko jis ieško. Ieškau savo brolių, paaiškino Juozapas. Ar negalėtum pasakyti, kur jie gano avis? Aš manau, kad jie pasuko į Dotaną. Girdėjau juos apie tai kalbant. Truputėlį vėliau, nieko neįtardamas apie klastingus brolių planus, Juozapas juos surado. Matydami jį ateinant, broliai ėmė kalbėtis. Va, ateina tas sapnuotojas. Užmuškime jį ir įmeskime į duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas išeis iš jo sapnų. O širdžių piktumas. Nuodėmė yra baisus dalykas. Kai leidžiate savo galvoti apie nuodėmingus dalykus, nuodėmingos mintys skatina nuodėmingus veiksmus. Bet Dievas buvo su Juozapu. Ir tai, ką sumanė broliai, negalėjo sutrukdyti Dievo planui. Tikras ir gyvas dangaus Dievas yra galingesnis už žmogų. Kai tu įtikėjai viešpatį Jėzų savo gelbėtoją, Dievas yra tavo pusėje ir gali būti tikras, kad jis viską žino ir visada tau padės. Rubenas, vyriausiasis brolis, nepritarė planui nužudyti Juozapą. Nežudykime jo, verčiau įmeskime į duobę, kalbėjo jis, nes buvo sumanęs vėliau išgelbėti Juozapą ir sugrąžinti namo. Broliai sutiko, ir kai atėjo Juozapas, jie šiurkščiai griebė jį, nuplėšė puošnųjį apdarą ir įmetė Juozapą į išdžiūvusį šulinį. Įsivaizduokite, kaip išsigando Juozapas ir spėliojo, kas bus toliau. Jis maldavo brolių paleisti. Bet tie beširdžiai nekreipė dėmesio ir susėdo pavalgyti.
žvalgydamiesi pamatė ateinančius žmones ir kupranugarius. Tai buvo į Egiptą keliaujantys Izmaelitai. Jie ten gabeno parduoti prieskonius ir kvepalus. Tada vienas iš brolių, Judas, pasiūlė: kokia nauda, jei nužudysime brolį ir bandysime paslėpti, kas nutiko? Jis yra mūsų kūnas ir kraujas. Parduokime Juozapą Izmaelitams. Kitiems sumanymas patiko ir jie paskubomis ištraukė Juozapą iš duobės. Tai buvo puikus būdas jo atsikratyti. Jaunus vyrus dažnai parduodavo vergijon, tad dėl visko buvo greitai sutarta. Izmaelitai sumokėjo už Juozapą 20 sidabrinių. Man tai primena kažką kitą, kuris buvo parduotas už vergo kainą. Tai buvo Dievo sūnus, viešpats Jėzus Kristus. Jis buvo išduotas vieno iš savo mokinių ir pasmerktas mirti. Jis gyveno tobulą gyvenimą, nė sykio nenusidėjo. Paskui, kaip Dievas buvo numatęs, jis kentėjo ir atidavė savo gyvybę už tave. Jis prisiėmė visas tavo nuodėmes ir po mirties prisikėlė. Tai, kas atsitiko Juozapui, buvo Dievo planas jo gyvenimui. Kartais Dievas leidžia atsitikti keistiems, netgi baisiems dalykams gyvenime tų, kurie jam priklauso. Per šiuos dalykus jis mus ugdo, kad taptume jo žmonėmis, nes jis to nori. O mes visada turime juo pasikliauti. Rubenas, kaip atsimenate, norėjo išlaisvinti Juozapą ir sugrąžinti jį namo. Tačiau tuo metu, kai Juozapą pardavė vergijon, Rubeno nebuvo. Jis grįžo vėliau ir savo nusivylimui Juozapo duobėje neberado. Jis persiplėšė drabužius, kas buvo priimta tais laikais, kai žmogus sielvartaudavo ir liūdėdavo. Juozapo nebėra, šaukė jis. Ką dabar daryti? Dėl savo širdžių piktumo kiti broliai nepasisakė, pardavę Juozapą. Jie tik papjovė ožiuką, pamirkė jo kraujyje Juozapo apdarą ir parnešė namo parodyti tėvui, sakydami: štai, ką radome. Šitaip meluodami, jie padavė drabužį Jokūbui. Pasižiūrėk, ar tai tavo sūnaus apdaras, ar ne? Jokūbo iš skausmo plyšo širdis. Tai mano sūnaus apdaras, plėšrus žvėris sudraskė Juozapą. Tuomet Jokūbas persiplėšė drabužius, apsijuosė ašutine ir raudojo sūnaus. Vaikai bandė jį nuraminti, tačiau Jokūbo sielvartas buvo didžiulis. Aš gedėsiu sūnaus iki pat savo dienų pabaigos, sakė jis. O broliai buvo taip linkę į piktą, kad jie nekentė Juozapo ir pavydėjo jam, nedorai su juo elgėsi, apgavo tėvą, tuo jam suteikdami daug skausmo. Dar daugiau, jie nusidėjo prieš dangaus Dievą. Galbūt ir tu nekentei savo brolio arba sesers ir pavydėjai jam. Galbūt apgaudinėjai savo tėvus ir melavai jiems. Biblijoje, laiške Romiečiams 3 skyriaus 23 eilutėje Dievas sako: visi nusidėjo. Taigi ir aš, ir tu nusidėjome taip pat. Viešpats Jėzus Kristus sakė, jog nuodėmingos mintys, žodžiai ir darbai kyla iš širdies. Tai, ką tu galvoji, kalbi arba darai, parodo, koks žmogus esi. Koks esi iš tikrųjų. Nėra paprasta sutikti, kad blogai pasielgei. Tačiau Biblijoje, Jono 1 laiške 1 skyriaus 9 eilutėje, Dievas sako, kad jeigu tu jam išpažinsi savo nuodėmes, Dievas jas tau atleis ir apvalys tave, kad būtumei nesuteptas jo akivaizdoje. Žinoma, Dievas taip pat sako, kad turi nuoširdžiai gailėtis padaręs nuodėmes, atgailauti ir nusigręžti nuo visko, kas bloga.
Keliaudamas su izmaelitais į Egiptą, Juozapas turbūt mąstė apie savo tėvą Jokūbą ir apie tai, kaip jis grįš atgal namo į Kanaaną. Galbūt jis stebėjosi, kaip visą tai Dievas galėjo leisti atsitikti. Greičiausiai jis mąstė ir apie savo ateitį. Kas jo laukia? Ar jis kada besugrįš namo? Ar galite įsivaizduoti, kaip jis jautėsi? Egipte Juozapas buvo parduotas kaip vergas faraono pareigūnui ir sargybos viršininkui Potifarui. Nežinomi Dievo keliai. Tas puikus namas labai skyrėsi nuo palapinės, kurioje jis gyveno anksčiau. Ten jis buvo mylimiausias tėvo sūnus ir jam padėdavo, o čia jis tik vergas. Juozapas pateko į šalį, kur niekas nepažinojo tikrojo ir gyvojo Dievo. Egiptiečiai garbino saulę ir pačių žmonių padarytus dievus, kurie negalėjo nei matyti, nei girdėti, nei kalbėti. Juozapui tai buvo sunkus išbandymas, tačiau jis nusprendė tarnauti tikrajam savo tėvo Dievui, tam, kuris viską sutvėrė ir valdo. Ar tu apsisprendei gyventi viešpačiui Kristui namuose, mokykloje, visur, kur bebūtumei, net jeigu tavo šeima ir tavo draugai tam nepritaria? Juozapo darbu Potifaras buvo patenkintas ir Dievas laimino visą, ką Juozapas darė. Potifaras tai netruko pastebėti ir padarė Juozapą savo namų ir turtų prievaizdu. Taip, Dievas buvo su Juozapu ir vykdė savo planą Juozapo gyvenimui. Jeigu tu priklausai Dievui, jis turi planą ir tavo gyvenimui. Pasitikėk Dievu visa širdimi ir visada jam paklusk. Juozapas buvo dailus vyras. Jis darbavosi Potifaro namuose. Potifaro žmonai jis patiko. Jos širdį užvaldė nuodėmingas geismas ir ji pasiūlė jam permiegoti drauge. Juozapas atsisakė. Mano šeimininkas pavedė prižiūrėti viską, ką turi, išskyrus tave, nes tu esi jo žmona. Kaipgi aš galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui? Juozapas žinojo, kad jam negalima mylėti svetimos žmonos, nors ji primygtinai jam siūlėsi kiekvieną dieną. Tačiau Juozapas jos neklausė ir nesielgė taip, kaip ji norėjo. Norintys sekti viešpačiu ir jam patikti, visada susiduria su pagundomis. Šėtonas siekia priversti tave nusidėti ir sukompromituoti tave kaip Dievo liudytoją. Bet Dievo žodis, Biblija, sako, kad tau visiškai nereikia nuodėmiauti. Kai esi šėtono gundomas, atmink Dievo žodį, užrašytą Jokūbo laiško 4 skyriuje 7 eilutėje. Taigi būkite klusnūs Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Leisk Dievui valdyti tavo gyvenimą per jo šventąją dvasią. Kartais turime šalinti žmonių ir dalykų, kurie mus gundo. Taip elgėsi ir Juozapas. Kartą, jam atėjus į namus atlikti savo darbų, Potifaro žmona čiupo jį už drabužio ir vėl pasiūlė pasimylėti. Juozapas išbėgo laukan, drabužį palikdamas viduje. Potifaro žmona ėmė nekęsti Juozapo ir nutarė jam atkeršyti. Jis susišaukė tarnus ir sakė jiems: šitas hebrajas bandė pasimylėti su manimi. Kai pradėjau šaukti, jis spruko laukan ir pametė štai ką. Grįžus Potifarui, ji papasakojo jam tą pačią istoriją ir parodė Juozapo drabužį. Potifaras labai mylėjo žmoną ir negalėjo nė pagalvoti, kad ji meluotų, todėl jį apėmė pyktis dėl Juozapo poelgio. Jis įmetė Juozapą į kalėjimą, kur buvo laikomi žmonės nusikaltę karaliui. Juozapui tokia nepelnyta bausmė buvo labai skaudi. Visa tai man primena viešpatį Jėzų, kuris taip pat buvo nubaustas už nuodėmes, kurių jis niekada nepadarė,
Biblijoje, Izaijo knygos 53 skyriuje, 5 eilutėje pasakyta: Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Viešpats Jėzus, Dievo sūnus, nužengė iš dangaus mūsų gelbėti. Mirdamas ant kryžiaus, jis prisiėmė bausmę, kurios nusipelnei tu. Jo mirtis ir prisikėlimas po 3 dienų buvo Dievo planas sutaikyti tave su juo. Ir mes sutaikomi su Dievu, jeigu nuoširdžiai atgailaujame dėl savo nuodėmių ir tikime Jėzų kaip savo gelbėtoją. Juozapas susidraugavo su kalėjimo viršininku ir jau greitai Juozapui buvo patikėta prižiūrėti kitus kalinius. Jis įsitikino, kad net ir sunkiose gyvenimo aplinkybėse Dievas laimina tuos, kurie juo pasitiki. Po kurio laiko į kalėjimą pateko 2 karaliaus tarnai. Vienas iš jų buvo karaliaus vyriausiasis kepėjas, o kitas vyriausiasis vynininkas, kuris patarnaudavo karaliui, kai tas valgydavo. Vieną naktį abu jie susapnavo keistą sapną. Rytą, matydamas juos susirūpinusius, Juozapas paklausė, kas atsitiko. Panašu, kad egiptiečiai taip pat tikėjo, jog sapnai kažką reiškia, tik nežinojo ką. Vien tik Dievas žino, ką reiškia sapnai, tarė jiems Juozapas. Papasakokite man, ką sapnavote. Vyriausiasis vynininkas pirmas papasakojo savo sapną. Mačiau vynmedį su 3 šakomis. Jos pražydo ir užaugo vynuogių kekės. Aš spaudžiau jų sultis į taurę ir daviau faraonui gerti. 3 šakos reiškia 3 dienas, tarė Juozapas. Po 3 dienų faraonas tave išleis iš kalėjimo ir tu jam toliau tarnausi. Kai būsi paleistas, prašau nepamiršti ir pasakyti faraonui, kad aš esu prievarta atgabentas iš savo šalies ir nepadariau nieko, dėl ko būčiau vertas kalėjimo. Primink, kad jis mane paleistų, meldė Juozapas. Išgirdęs tokį palankų vynininko sapno aiškinimą, vyriausiasis kepėjas papasakojo Juozapui savo sapną. Ant galvos turėjau 3 pintines. Viršutinėje buvo visokie kepiniai faraonui, bet sulėkę paukščiai juos lesi. Juozapas išaiškino ir jo sapną. 3 pintinės reiškia 3 dienas. Po 3 dienų faraonas nukirs tau galvą, o tave pakabins ant medžio ir paukščiai les tavo kūną. Po 3 dienų faraonas šventė savo gimtadienį ir atsitiko taip, kaip Juozapas buvo sakęs. Vynininkas sugrįžo atgal dirbti savo darbą, o kepėjas buvo pasmerktas myriop. Tačiau vynininkas pamiršo Juozapą ir kitus 2 metus Juozapas praleido karaliaus kalėjime. 2 metai nemažas laiko tarpas, ypač kai esi uždarytas kalėjime. Bet Dievas nepamiršo Juozapo. Žmonės neretai mus nuvilia. Jie nesilaiko savo pažadų arba mus palieka ir susiranda kitų draugų. Tai sunku pakelti. Bet Dievas pasakė: niekada tavęs nepaliksiu ir tavęs neišsižadėsiu. Juozapas pasitikėjo Dievu ir kantriai laukė. Būdamas kalėjime, jis sunkiai dirbo, tikėdamas, jog Dievas valdo aplinkybės. Po 2 metų, atėjus metui, Dievas pasirūpino, kad Juozapas būtų paleistas iš kalėjimo. Egipto karalius faraonas susapnavo sapną. Tiksliau, jis tą pačią naktį susapnavo 2 sapnus. Pirmame jis stovėjo prie upės. Žiūri, iš vandens išbrenda 7 riebios karvės ir ganosi meldynė. Paskui jas iš upės išbrido 7 liesos karvės ir suėdė riebiasias.
Kitame sapne faraonas matė 7 pilnas gražias javų varpas, augančias ant vieno stiebo. Paskui išdygo 7 menkos, rytų vėjo nualintos varpos ir prarijo sveikasias. Rytą faraonas jautėsi prislėgtas ir susirūpinęs. Jis susikvietė visus Egipto išminčius ir burtininkus, kad tie išaiškintų sapnus. Bet nė vienas to nepajėgė padaryti ir tai sukėlė didelį faraono susirūpinimą. Panorėjęs karalius galėjo juos uždaryti į kalėjimą ar nužudyti. Vietoje atsakymo slegianti tyla. Ir tada vynininkas prisiminė. Tas jaunas hebrajas gali faraonui paaiškinti, ką reiškia jo sapnai. Tada jis nuėjo ir tarė faraonui: prisimenu, kai faraone buvai supykęs ant manęs ir ant kepėjo, mes buvome įmesti į kalėjimą ir ten abu susapnavome po sapną. Kalėjime buvo jaunas hebrajas, Potifaro tarnas, kuris mums išaiškino, ką reiškia tie sapnai. Ir viskas taip nutiko, kaip jis ir kalbėjo. Tai išgirdęs faraonas tuojau pat liepė atvesti Juozapą. Tarnai skubiai jį išvedė iš kalėjimo, nuskuto, davė naujus drabužius ir atvedė pas faraoną. Sapnavau blogą sapną, tarė faraonas Juozapui, bet niekas man jo negali išaiškinti. Girdėjau, kad tu supranti ir moki išaiškinti sapnus. Tai ne mano, o Dievo galioje, atsakė Juozapas. Dievas duos faraonui tikrą atsakymą. Tada Juozapas įdėmiai išklausė Egipto valdovo pasakojimo apie jo sapnus. Kai faraonas baigė, Juozapas ėmė aiškinti sapnus. Abu sapnai reiškia tą patį, tarė jis. Dievas kalbėjo faraonui, ką jis ketina daryti. 7 metai bus pertekliaus metai, o kiti 7 bado metai, kai visai niekas neaugs. Tai, kad susapnavai 2 kartus, reiškia, jog Dievas būtinai taip ir padarys, kaip pasakė. Paskui Juozapas davė faraonui keletą patarimų. Faraonas turi rasti išmintingą vyrą ir paskirti jį valdyti šalį. Per 7 pertekliaus metus 5 viso derliaus turi būti išsaugota bado metams. Tada žmonės nebadaus. Faraonui patiko Juozapo aiškinimas. Mes tikrai nerasime kito tokio išmintingo vyro kaip šis, turintis savyje Dievo dvasią, tarė faraonas. Taip, Dievas buvo su Juozapu. Jis buvo kartu visą tą sunkų Juozapui metą, veikė jo širdyje ir gyvenime, keisdamas ir darydamas Juozapą tokiu, kokiu jį norėjo matyti. Jeigu viešpats Jėzus yra tavo gelbėtojas, Dievas taip pat nori veikti ir tavo gyvenime. Nenuleisk rankų, jeigu kiti juokiasi iš tavęs, arba jeigu atrodo, kad viskas klostosi ne taip, kaip turėtų. Tu esi svarbus Dievui. Jis tave myli ir nori, kad tu juo visada pasitikėtum ir jam paklustum. Tada jis veiks ir tu pamatysi jo nuostabų planą savo gyvenime. Faraonas pašaukė tarnus ir jie atnešė Juozapui puikių drabužių. Paskui karalius užmovė žiedą Juozapui ant piršto, tuo parodydamas, kad skiria Juozapą viso Egipto valdytojų. Kai Juozapas važiuodavo vienu iš faraono vežimų, kiekvienas turėjo nusilenkti prieš jį. Tačiau Juozapas tuo visai nesitikėjo.